Praeitą savaitę kažkaip visai nespėjau padirbėti prie solinio albumo, nes vis buvo kitų reikalų ir jie kažkaip jį vis nustelbdavo. Tai pagalvojau, kad gal būtų nebloga idėja paskirti jam konkrečią dieną, tarsi tai būtų repeticija su grupe ir kiekvieną savaitę tą dieną vat ir dirbti prie to dalyko. Tai šiandien bandžiau taip ir daryti, dirbau prie tokios dainos idėjos iš truputį anksčiau, bet kažkaip ten prieš tai jinai tokia visai faina atrodė, o šiandien kažkaip biški cheesy. Matyt yra toks dalykas, kad kai ten pirmą kartą kažką sugalvoji, sudžiamini, tai supranti, kad tas dalykas dar nėra tobulas, bet atrodo, kad tas netobulas vietas kažkaip išspręsi, o tos jau kur fainos, tai jos ir liks. Ir tada kažkaip labai daug duodi avansų tokio teigiamo vertinimo, nes tiesiog jauti aiškiai tą tokį potencialą, ten įsivaizduoja, kad viskas bus cool. Bet paskui, kai jau ateina laikas spręsti tas probleminės vietas, tai kažkaip netaip ir paprasta. Biškai buvo toks demotyvuojantis jausmas, kad kažkaip vaikiškai viskas skamba ir nieko čia nesigaus ir gal reikia eiti prie kitos idėjos, bet jau čia tiek praleidau laiko. Bet bandžiau kažkaip nepasiduoti, spręsti tas problemas. Jeigu čia būtų kažkoks kaip įsivaizduokim užsakymas iš kažkokio kliento, vat yra tokia muzikinė idėja, padaryk man, kad neskambėtų cheesy. Kažką iš productiono, iš arrangemento pusės, gal kažką pakeisti, bet kad liktų ten pagrindinis tas riffas, Ir kartu gal čia tokia biški specifika, kad kai darai kažką vienas, tai būna, nes nėra to atgalinio ryšio, nėra su ko pasitart. Jo, tai šiandien tiek. Trečiadienį darėm generalinę repeticiją su Thinly Veiled, bet prieš tai dar turėjau truputį laiko, tai konstravau gitarą. Ir susidūriau su tokia problema, kad buvo sunkiau negu tikėjausi pravesti nuėmėjų laidus. Ir dėl to, kad viduj padariau tokius nelygius kraštus, kurių dabar net nebesimato. Bet paskui lyg ir pavyko pragręžti ten kažkaip ir rast būdą. Dar kažkaip įsivaizdavau, kad turiu užsilikusių purškiamų juodų dažų, bet panašu, kad ne. Bet turiu juodą beicą daug, tai gal bus ir gerai. Šiek tiek prasimato kiaurai tokia kartono tekstūra, tai tas man visai patinka. Tik tai biškai pasigailėjau, kad buvau su markeriu nusibrėžęs tokias linijas, kurios galiausiai liko biškai ne tai vietoj, kur turėjo būti. Penktadienį buvau suplanavęs truputį daugiau, galvojau, kad dar spėsiu biškai irgi pakonstruoti, bet galiausiai taip išėjo, kad tik ruošiausi koncertui. Dariau truputį tokį setupą vienai gitarai, reikėjo biškai pakeisti grifo kampą, bet tada ten taip biškai durnai nutraukau stygą, tai reikėjo eiti dar į tamstą stygų nusipirkti. Žodžiu. Ir tada grojom tą koncertą, bet apšildėm tokius post-rockerius, tai gal ne visai ta publika, kuri į mūsų koncertą ateitų, tai taip gal truputį ir vangokai į mūsų pažiūrėjo. Niekam gal nepadarėm labai didelio įspūdžio, bet kažkaip to iš tikrųjų ir buvo galima tikėtis turbūt, tai kaip ir nieko. Bet šiaip iš visos techninės pusės ir šiaip tai koncertas kaip ir sklandžiai praėjo. Tai va, tokia ir savaitė. Iki šiol kažkaip, kai reikdavo ruoštis koncui, tai tą savaitę net iš vis nefilmuodavau vlogo, nes kažkaip nieko labai įdomaus nenuveikė tada, tik tai repetuoja arba ten ruošėsi kažkokius techninius dalykus. Kartą bandžiau pafilmuoti, bet kartu dar vis tiek išlieka kita problema, kad kai jau važiuoji į koncą, kur gal ir būtų visai įdomu padaryti tokį konco vlogą, ten visiškai užsimiršta kažką filmuoti, nes visą laiką būna kažkaip reikalų, kai ten čekinėsi, ar kai neši daiktus irgi nepafilmuosi, nes pilnos rankos, ir taip toliau. Nežinau, gal kada nors ateityje išmoksiu tai daryti, bet gal ir nebūtina. O šiandien šeštadienis, atvariau dar truputį taip papildomai, nes norėjau apsitvarkyti, po koncą viską susinešėm ir sumetėm, kaip visada, bet kaip. Vėlgi tikiuosi, kad gal biškai liks laiko ir pakonstruoti.
norėčiau nufrezuoti gitaros kraštus, užapvalint, bet kadangi tai darau jau po dažymo, tai jie turėtų likti tokie šviesesni ir atrodyti biškai kaip apvadas. Tai įdomu, ar taip ir pavyks, ar kaip nors tragiškai atrodys ir reikės juos irgi uždažyti. Tai va.